Tai va, mėlyjeji, su Egle mes prieėjome dabar Cruz de Ferro, kur visi meta savo akmenis atneštus ir Eglė turi irgi akmenį delne tokį. Ir ten yra mano dalis, dabar einam žiūrėti, jinai daro apšilimą biškį, reikia pasitreniruoti. Ir tada jinai eis mesti akmenį. I did it! Žymiai lengviau dabar. Nu va, tai. Aš įsivaizdavau įspūdingiau šiaip, žinai. Čia biškį panašai Kuršių Nerija dabar yra, žinai. Tokį mažą versiją Kryžių kalno. Ne, netgi kur tau čia, žinai, man atrodo, kad kur nors einant, žinai, supiltas toksai kalniukas akmenukų. Kryžių kalnas, jeigu čia kryžius sudėti vietoj akmenų, tai man atrodo būtų gerokai didesnis kalnas, Kryžių kalną, jeigu kryžius paversti akmenimis. Bet kas to neš kryžius? Jo, jeigu čia būtų tie kryžiai sunešti, tai čia tikrai būtų daug, žinai. Eidami sutikome vieną merginą, kuri yra, sakė, eidama sako, kaip jinai ten sakė, sako, hello, pasako, or should I say labas rytas? Ir tada reiškia, mes sakom, jo, jinai sako, ar čia sako, jūs esate tėtis ir dukra? Sakau, nu, sakom, taip, žinai, nu tai va, sako, tai aš esu iš Latvijos, žinai, tokia mergina. Ir vardas Ieva, ir Eglius. Nepamiršk geriausią faktą, sako, oh, you're famous, everybody talks about. Jo, sakė, kad visi mus, kur neėjo, visi apie mus kalbėjo. Bet aš jai sakiau, kad reikia kažkokį išskirtinumą turėti. Nu tai va, pavyzdžiui, dukra su tėčiu, nu ir iškart atsimena, nes yra, pavyzdžiui, viena moteris, kuris su paspirtuku varo. Visi ją žino. Visi ją žino. Veronika visi žino, nes paklausk ir žinos, kad jo, reikia eiti su kažkuo. Jo, nežinau, arba, pavyzdžiui, visą laiką raudonai tik apsirengti. Jo. Arba, žodžiu, jeigu turi išskirtinumą, visi tave atsimena. Arba turi būti raišas, kaip mūsų anglas, iš Anglijos draugas Džekas, kuris sakė, sako, jie su ramentais, sako, aš dešliaušiu iki Santiago. Ir šiaip, jis, man atrodo, yra toliau negu mes nuėjęs šiandien. Nu, taip. Jo ten kažkaip, jis ne dėl puslių, jo ten kojas sausgyslės kažkaip tai yra, žinai, trūkusios, tai va, tai. Bet jis su trūkusia sausgyslė, bet nešasi gitarą. Nešasi gitarą ir groja visiems. Ir knygą turi. Ir knygą turi. Turėjo, sakė, 3. Jo, sakė, jau 2 palikau. Ir čia tas vaikinas, kur su 30 kilogramų pradėjo ir sakė dabar, nu jau tikrai yra geriau, gal 18. Nu, tai va. Ir žinot, ką dabar darysim? Gersim Coca-Colą. Tiksliai. Aš užnešiau Coca-Colą. O, gerai. Čiau. Einam, palauk, čiau, jo? Taip. Nu, išpakuok, išimk Coca-Colą, nes žmonės nepatikės. Vidury, va čia. Nuimk dangtį, ta prasme. Jo, čia tokia vakarų per šonuose yra jinai. Ne, čia vidury šonuose, žinai. Tai va, tai. 1. Nu, va. 2. Taigi, tas garsas. Ir aš turiu. Jo, reklamuojam Coca-Colą, žinai, Cruz de Ferro. Nu tai žiūrėkit, va, kaip gan linksma, šiaip, žinai. Gerai. Šiandien įjungia šviesą. Šiandien gamta įjungia ir šviesą, ir šildymą biškutį. Vėl yra darbo diena, labai faina, kai gamtoje yra darbo diena eiti. Gerai. Ok, mes geriam Coca-Colą.